projekto vadovas Nerijus gal plačiau pakomentuos pačią projekto idėją, atsiradimą. Mes ją palaikėm, kadangi mes partneriai Nemuno Deltos regioninis parkas. Čia ne pabaiga, čia tik projekto vidurys, kadangi takas, jeigu nebus pelkės, nebus ką žiūrėti. Tai pagrindiniai darbai yra miško iškirtimas, užtvankų, 1000 užtvankų pastatymas, tai mes dar tikrai įpusėjom. Bet, žinokit, šiaip tai yra labai paprasta. Reikia 10 metų padirbėti toj pelkėj ir tada pradedi žinot, ką reikia padaryti. Tai mes 2006 metais, aš 5, o jūs 6 va, pradėjom, tai reiškia 10 metų, tai dabar pradedam skinti vaisius. Tai vienas iš vaisių yra šitas takas. Eini ir matai, kad lankytojų daug, lankosi būna. Skaudu kodėl? Skaudu todėl, kad eini ir randi tai, ką jie paliko. Šitas cigaretės malonės, nepatingėjau, yra 1 savaitės lobis. Pelkei trūksta vandens ir tokiamis sąlygomis pelkėm iškyla didelis gaisrų pavojus. Tai va, kiekviena šita cigaretė gali sukelti gaisrą. Vali prie medžiagų, galbūt pelkė bus tai. Rūpėsi jo. Karkliais čia važiavo tiesiai 3 būtų kelio žemė. Ta kelią jungi čia su vabalais. Turim kuolingų didžių, nežinau ar perė, bet jos, pavyzdžiui, migracijų metu tai mes čia kokius 20 metų. Bet ir vienų labai retai pasakyti. Ta rusva turėtų būti aukštapelkinė kiemeninė. Aukštumo profesoriaus, tai ten aukštumo. Jaudimo. Labai tikėjus, kad čia nebus. Opa. Na štai mes jau čia ir užsirepečkojom. Šitas stendas rodo tai, ką jūs galite pamatyti šitoje pelkėje atsisukę į šitą vietą. Nu taip pat pasižiūrėk jūs, bet kaip gal jūs susodinot. Ne. Šitokį pušynėlį pamatęs, beveik visada gali tikėtis, kad šalia jo yra ežerokšnis. Didesnis, mažesnis. Prieš jį. Pasakė, gal nesvetim.